Miegam šiltai lovose, naktį pabundam nuo sirenų garso. Prabundam, išeinam pasižiūrėti pro langus, matom oranžinį dangų. Šūviai, galbūt kažkokie griausmai, nebuvom pasiruošę. Ką daryti? Pirmas veiksmas faktiškai būtų atsukti čiaupą, įsijungti televiziją, ką ten turim, radiją, internetą, pasileisti žiniasklaidos priemonės, žiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Kol yra elektra, funkcionuoja infrastruktūra, reiškia vanduo teka, galima įsikrauti telefonus, galima naudotis tualetu ir panašiai, bet vanduo esmė ta, kad jeigu konfliktas iš tikrųjų prasidėjo, invazija ar kas ten bebūtų, sutrikimai infrastruktūros yra labai tikėtini, o tai reiškia, visi puls kitų galimų pirmų žingsnių į parduotuves. Tai reiškia, išpirks visą, kas skysta, valgoma ir panašiai.